Sveiki sugrįžę, o kas čia pirmą kartą, tai sveiki, mano vardas yra Kornelija ir labai ačiū, kad paspaudėt ant šito video. Tai šiandien susirinkome vėl pakalbėti. Šiame video noriu jums atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Tikrai, kai pradėjau kurti YouTube'ės kanalą, tikrai atsirado daug naujų nepažįstamų žmonių mano Instagram'e, visur. Pastebėjau, kad tų klausimų visokių atsiranda ir netgi kelis kartus savo Instagram'e buvau įsidėjus laukelį, kur galėtų manęs klausti visokių klausimų. Ir šiandien juos surinkau apie 10 klausimų kažkur. Jeigu matysiu, kad labai trumpas ar labai ilgas video, tai tiesiog žiūrėsiu eigoje, kaip viskas bus. Tai kviečiu pasidaryti arbatos, kavos, kažką atsigerti, kažką užkasti ir tiesiog klausyti manęs ir atsakysiu jums į jūsų užduotus klausimus. Tai pradėkime gal geriausias ir blogiausias prisiminimas Norvegijoje. Tai geriausias prisiminimas tai tikrai būtų visos mūsų kelionės, ta prasme į kalnus, prie jūros, prie visokių mažų miestelių, tikrai labai man patinka kelionės, bet aišku, čia tik tais tokie prisiminimai geriausi, bet aišku, čia gimė mano dukrytė, tai aišku pats geriausias gyvenimo prisiminimas, kad gimė čia mano dukrytė, bet nenorėjau labai pradėti nuo tokių deep dalykų, bet aišku, pats geriausias dalykas, kad gimė čia mano dukrytė, po to mes čia susitokėm su vyru, tai tikrai šitie dalykai yra patys pagrindiniai, bet jeigu be jų, tai tiesiog visos kelionės, visos šventės, nes čia švenčiam dideliai žmonių apsupty, visokie tokie maži dalykai yra patys geriausi prisiminimai esant Norvegijai. Blogiausias prisiminimas tai turbūt būtų visokie nepavykę dalykai, blogi daktarai, blogi prižiūrėjimai, užtrukimai ties dokumentais, kur turėtų neužtrukti, tai viskas, kas susiję su tuo dalyku, tai man čia yra blogiausias dalykas, nes realiai tokio blogiausio prisiminimo nėra labai buvę, neįskirčiau kažkokio tokio vieno, bet tas, kad blogi daktarai ir visi šitie dalykai, priskirčiau jų prie blogų prisiminimų. Sekantis klausimas, kiek dar vaikų nori? Tai šiai minutei kol kas apsiriboju iš viso su šitu dalyku, tikrai norėčiau suteikti visą savo dėmesį tik tai Sofijai, kol kas dabar neplanuojam iš viso nieko, bet su vyru norime iki 2. Mano vyras yra su savo broliu pametinukai, tai jam labai patinka ta idėja pametinukų, bet aš dar nesu pilnai atsigavus po gimdymo, po nėštumo, tai aš nelabai skubu su tą mintim, bet aplamai mes norim 2 vaikų kažkada ateityje, norim Sofijai draugo arba draugės visam gyvenimui, bet dar negreitai. Ar randi laiko sau, kas nėra susijęs su šeima? Tai va čia, pavyzdžiui, dabar yra mano laikas sau, kaip aš tiesiog filmuoju, garsiai šneku viską tiesiog, ką noriu į kamerą, esu pasiruošus, nes tiesiog vyras pasiėmė dukrytę į kiemą ir čia yra mano laikas sau, bet tiesiai šviesiai pasakius, tai tikrai sunku kartais yra susirasti tą laiko sau, nes visų pirma, tai mano vyras yra dirbantis žmogus, jis labai daug dirba, visą laiką būnu su Sofija, tai jeigu, pavyzdžiui, jinai miega, tai aš būna, kad neriu, būna, kad tvarkausi, būna, kad darau valgyti, būna, kad tiesiog guliu, nieko neveikiu, tai visas šitas mažas tokias dienos eigoju, tokius mažus momentus tikrai prilaikau, kad tai yra davimas laiko sau, kur tiesiog aš nieko nedarau, arba darau kažką savo hobiams, tai va, pavyzdžiui, kad neriu ar filmuoju, tai man čia yra geriausias realiai laikas sau, tiesiog kažkur save realizuoti. Gaunu, bet šiai dienai nelabai daug, bet gaunu. Ko labiausiai pasiilgsti Lietuvoje? Tai pats pirmas dalykas, ko pasiilgstu labiausiai Lietuvoje, tai yra tiesiog maistas. Nežinau, kas yra nebuvę Norvegijoje, gal sunku suvokti, ką aš dabar pasakysiu, bet čia yra labai prastas maisto pasirinkimas, pradedant nuo parduotuvėse ir padedant tiesiog mieste pasirinkti kažkur, kur valgyti. Tai tikrai labai pasiilgstu stipriai maisto, parduotuvių, paprastų tiesiog, kad gali nuvažiuoti į kokią kavinę ir tiesiog suvalgyti kokį blyną arba kepsnį. Ir ta prasme tiesiog kažką tokio paprasto, lengvo, greito ir tiesiog viskas apie tai. Skaniai pavalgyti ir toliau keliauti su savo dieną. O čia taip nėra, čia labai sunku ir degalinėse kažką susirasti, valgyti. Ir, žodžiu, tai maistas pirmoje vietoje tikrai, po to antroje vietoje tai pasiilgstu savo draugių, artimųjų ir pasiilgstu tikrai žmonių, kurie ten yra pasilikę. Tikrai jų labai pasiilgstu. Ten mano vaikystės draugė likus yra mano dar viena draugė labai artima likus, tai
labai stipriai jų pasiilgstu. Jo, tai vat, ir dar labai ilgai nebuvau Lietuvoje, tai šiaip labai norėčiau nuvažiuoti, aplankyti visus, pavalgyti skaniai. Tai labai pasiilgstu aplamai Lietuvos, bet kol kas planų į ją grįžti nėra. Ir dar nežinau, ar artimoji ateityje bus. Tai vat. Tai taip apibendrinant sakyčiau, kad labiausiai pasiilgstu maisto ir žmonių, artimų žmonių. Kaip sekasi jums abiems su Roku, ar ne per sunku su vaikeliu? Tai ačiū, man sekasi labai gerai, o mano vyrui Rokui sekasi taip pat labai gerai. Viskas yra gerai, ne per sunku su vaikeliu. Tai ne. Nėra sunku auginti savo vaiką, nėra sunku keltis dėl savo vaiko naktį ir keisti jam pampersą, maitinti, nėra sunku stengtis dėl savo vaiko ir tiesiog viską daryti dėl savo vaiko, nes tai yra tavo vaikas. Tai aš atsimenu anksčiau, kai prižiūrėdavau savo brolį, kuris yra mažas, kažkuriam video minėjus. Aš galvodavau, kad mama kuo greičiau grįžtų, nes aš jau noriu bėgti, kažką daryti, į kiemą su draugė, man būdavo 15 metų ir aš jį turėdavau prižiūrėti. Aš galvodavau, kaip galima turėti savo vaiką, ta prasme, jeigu aš jį turėsiu 24/7 prižiūrėti. Bet tai kaip yra tavo vaikas, tu apie tai tiesiog negalvoji. Tai yra tavo vaikas, tavo atsakomybė, tu turi jį prižiūrėti, tu nori jį prižiūrėti ir tu planavai jį, tu labai norėjai, aš norėjau labai būti mama, aš labai norėjau šeimos ir tiesiog nėra sunku. Bet nenoriu, aišku, piešti visko rožiniai, tikrai visko būna, ta prasme, būna ir tokių dienų, kur sėdžiu ir nebežinau, ką daryti, nes tikrai būna augimo šuoliai, raidos šuoliai. Dabar labai daug stimulacijos, pavyzdžiui, Sofijai visiškai nenori miegoti dienos metu ir aš tiesiog kartais jau net galvoju, ką tik prigalvoti 3 mėnesių kūdikiui, kad jisai kažką turėtų ką veikti. Tai tikrai būna sunkių dienų, būna sunkių akimirkų, būna ir kad nubraukiu ašarą, bet ar tai yra sunku ir ar tai padaro tavo kažkokį sunkesnį gyvenimą, tai tikrai ne. Aš tai darau su meile, su begaliniu rūpesčiu ir aš dievinu rūpintis Sofija. Kaip atvykote į Norvegiją, ką ten veikite iki dukrytės gimimo? Tai 2020 metų kovo mėnesį aš ir mano vyras pradėjome draugauti. Vyro tėvai gyveno čia Norvegijoje ir jisai rugsėjo mėnesį lyg ir išvažiavo į Norvegiją su broliu čia tiesiog padirbti. Aš negalėjau niekur važiuoti, nes man buvo tik 17 metų ir aš dar mokiausi 12 klasėje, tai aš niekur negalėjau važiuoti. Aš atsimenu, kad paskelbė karantiną ir aš atskridau pas savo vaikiną. Tuo metu dar vaikinas buvo, tai atskridau pas savo vaikiną. Mes čia prabuvom gal dar 2 mėnesius ir išvažiavom į Lietuvą, nes mano vyrui tiesiog atsibodo jau čia. Man tai išvis čia visiškai nepatiko ir aš tiesiog nieko neveikdavau, tik sėdėdavau namuose ir mokydavausi realiai, eidavau į tas pamokas per Zoomą ir tiek. O mano vyras tiesiog dirbo. Net neprisimenu, žinokit, ką tuo metu dirbo, tiesiog kažkokį paprastą darbą ar prie statybų, ar dar kažkur, tai tikrai nieko ypatingo. Tada grįžom į Lietuvą. Įsinuomavom butuką Jonavoje, ten pragyvenom iki Liepos mėnesio. 2021 metų Liepos mėnesio pragyvenom tam butukę ir išvažiavom į Norvegiją. Ką veikiam? Nieko, aš realiai dirbau valymuose, dirbau tokiam kaip fabrike prieš metus laiko kažkur. Nu, ta prasme, mūsų darbai tai tokie tiesiog paprasti, labai tiesiog niekuo neypatingi, tiesiog. Tai va, tai realiai aš nelabai daug ką dirbau, nes tiesiog nelabai rasdavau darbo, tiesiog neturėdavau kaip nuvažiuoti, tai taip labai sunku būdavo dėl atstumų, dėl dar kažko ir tiesiog taip gaudavosi, kad aš labai mažai kažkur ir taip dirbus, kad jau pilnai. Mano vyras buvo dirbantis visą laiką, tai jisai dirbdavo visą laiką kažkur. Jeigu taip be darbo, tai vaikščiodavom į treniruotės, vaikščiodavom į salę, bet tada man šiaip salė tai visiškai nepatinka, tai mano vyras pradėjo lankyti kickboksą 2021 arba 2 metais ir po kiek laiko, gal po metų, aš prisijungiau prie jo ir man labai patiko ir aš lankiau ir tada mes tiesiog su vyru nusprendėme grįžti į Lietuvą. Tai aš nežinau, ar jūs šitą žinot, aš nežinau, ar aš jums pasakau, bet mes 2024 metų sausį arba vasarį grįžome į Lietuvą ir mes ten gyvenom apie pusę metų ir grįžome tiesiog atgal. Nežinau, mums kažkas netiko, žodžiu, mes tiesiog grįžome atgal. Tada grįžom atgal, aš įsidarbinau tą, kaip sakiau, fabriką, ne fabriką, bet tiesiog kaip pramoninę skalbyklą. Taip tiesiai šviesiai viską sakau, tikrai nieko ypatingo aš nedirbau. 2024 gruodžio mėnesį, kad aš laukiuosi, viskas. Tuos visus 9 mėnesius niekur nedirbau, nieko neveikiau. Tada mano vyras atsidarė savo įmonę, aš pradėjau YouTube'ės kanalą,
pradėjau kurti turinį, pradėjau reikšti save, ką norėjau be galo daug metų, bet niekada neišdrįsau. Viskas. Esam be galo laimingi, darom tai, ką norim, aš filmuoju, vloginu, kalbu, kas man labai patinka, mano vyras turi savo įmonę, kur tiesiog kaifuoja. Realiai tiesiog viskas yra labai super ir pagaliau darom tai, kas patinka. Tai va, šiek tiek įsiplėčiau, bet norėjau, kad pilnai pasakyti, kaip tas visas mūsų gyvenimas Norvegijoje atrodė iki Sofijos gimimo. Ar jautiesi atradus save kaip asmenybę? Tiesiai šviesiai pasakius, aš manau, kad mes ieškom savęs visą gyvenimą realiai. Aš nežinau, ar tu rastum žmogų, ar aš rašiau žmogų, kuris tikrai yra save pilnai atradęs. Visą laiką bus kažkas, ko tau trūks iki tos pilnos laimės, iki to pilno atradimo. Tai dar kol kas nesijaučiu, kad pilnai esu save atradus, kad darau tai, ką noriu, tai čia 100%, nes norėjau kurti turinį tikrai jau labai ilgą laiką. Bet kad esu 100% save atradus ir kad esu toj stoteliai būtent su veikla ir su visu savo gyvenimu, tai tikrai dar ne. Dar reikia ieškoti, dar reikia atrasti ir labai tikiuosi, kad man tai pavyks. Bet kaip ir sakau, mano nuomonė, manau, kad realiai žmogus savęs ieško visą gyvenimą, ieško, kas jam iš tikrųjų patinka, kas jam teikia džiaugsmą, bet jie, kurie yra save atradę, tai tiesiog čia gyvenimo džiaugsmas daryti tai, ką tu nori, daryti tai, kas tau patinka, atrasti save kaip asmenybę. Jo, manau, toks būtų atsakymas maždaug, kad kol kas taip dar nesijaučiu, bet kad esu ten, kur norėčiau būti šiuo metu, tikrai taip. Kas apie motinystę tau patinka labiausiai? Tai gal man labiausiai apie motinystę patinka tas, kad aš visą gyvenimą būsiu kažkam reikalinga. Aš žinau, kad vaikai užaugs, kad vaikas užauga ir jam nebe taip stipriai reikia tos mamos, bet vis tiek tu turi tą tokį tikslą gyvenimą užauginti tą žmogų, protingą žmogų, atsakingą žmogų, laimingą žmogų, pasistengti dėl jo laimės, kad jisai turėtų gražią vaikystę, stengtis dėl kažko, tu turi tiesiog tikslą. Tai man tas motinystėje ir patinka, kad tu turi gyvenimo tikslą, kad tu esi atsakingas už kažką visą gyvenimą. Tu turi realiai visą gyvenimą turėsi savo pačią geriausią draugę. Aš labai ko siekiu, kad mano ir dukrytės santykis būtų be galo geras, kad būtų toks stiprus ryšys, kad jinai po 10, po 20, po 30, po 40 metų galėtų prie manęs ateiti, visą laiką atsiremti į mane ir žinoti, kad mama bus ta saugi vieta. Mama visada išklausys, kad mama niekada tave nesmerks dėl nieko, kad visą laiką išklausys, kad jinai gali pamokyti, paguosti, paaiškinti kažką, bet tai daryti su meile, su rūpesčiu ir tiesiog viskas, ko aš noriu, tai turėti tiesiog nuostabų ryšį su savo dukryte. Bet kada jai manęs reikės, kad jinai tiesiog jaustųsi saugi pakankamai, kad galėtų į mane atsiremti. Tai tas man labiausiai motinystėje ir patinka, ryšimas su vaiku ir tai, kad tu turi tikslą gyvenime. Kaip susipažinote su vyru? Tai realiai jokios romantiškos istorijos dabar negausit. Realiai mes susipažinom, aš tiesiog turėjau savo draugę viso gyvenimo, dar iki dabar bendraujam. Jinai turėjo savo vaikiną ir jos vaikinas su mano vyru, dabar jau jos irgi vyras ir mano vyras, jie buvo draugai nuo mokyklos laikų. Tai tiesiog taip gavosi, kad tam draugės vyrui reikėjo pavežti mano vyrą, aš buvau su savo draugė, mes susipažinom, pradėjom rašinėtis per Snapchatą, vieną kartą į lauką, antrą kartą, trečią kartą, ketvirtą kartą ir realiai vos jau ne 5-6 vos nedraugavom. Ir taip draugaujam sėkmingai jau beveik 6 metus. Iš kokio miesto Lietuvoje buvai? Tai aš esu gimus, augus, visą gyvenimą niekur nesu kitur gyvenus, tik Jonavoje. Nežinau, gal kas nežino, tai šalia Kauno, labai netoli Kauno. Tai esu jokiam kitam mieste gyvenus, tik Jonavoje. Yra brangus gyvenimas Norvegijoje. Gal pasakyčiau, kad žiūrint, kaip tu tą gyvenimą nori gyventi, pavyzdžiui, išeiti į miestą 2 žmonėms, pavyzdžiui, pavakarieniauti su desertu, su gėrimais. Yra tikrai gana brangu, visos pramogos yra gana brangios, pavyzdžiui, bowlingas čia kainuoja nenormalią sumą, nenormalią sumą tikrai, kur net, atrodo, tiek gali kainuoti, bet tiek kainuoja. Tai žiūrint, kokį tu gyvenimo būdą vedi. Nes šiaip tai čia tikrai yra brangu, čia tikrai yra labai brangus pragyvenimas, ta prasme,
mieste pavalgyti yra brangu, nu žiūrint aišku, kur tu valgai, bet tikrai yra gana brangu. Prekės maisto yra žiauriai brangios, bet pavyzdžiui rūbai, mano nuomonė, nueiti į H&M arba į dar kažkurį kokią paprastesnę parduotuvę, tai man atrodo, kad pigesni šiek tiek rūbai negu Lietuvoje, bet čia irgi galiu klysti, tai nežinau. Bet kas liečia rūbus, man taip kažkaip maloniau čia pirkti rūbus, nes atrodo, kad aš mažiau sumoku, negu kad apsipirkinėčiau Lietuvoje. Bet šiaip apibendrinant, viskas šiaip aplamai, mano nuomonė, tai čia yra gana brangus pragyvenimas, bet labai priklauso, kaip tu gyveni ir kokios yra tavo pajamos, kokios tavo yra išlaidos ir koks tavo yra gyvenimo būdas. Tai va, tai maždaug taip atsakysiu, tikiuosi, kad supratot, ką turiu menį, nes bijau kažką netaip paaiškinti. Ir paskutinis šio video klausimas, jei galėtum kažką pakeisti nuo sužinojimo, kad laukėsi iki dabar, ar kažką keistum. Realiai, ne, nieko nekeiščiau nei savo pasirinkimo, kur gimdžiau, nei pačio fakto, kad gimdžiau pačio nėštumo. Aišku, jeigu būtų galimybė pakeisti, kad būčiau ne 1-4 mėnesius, tai pasimkit mano visus pinigus ir aš tikrai sutiksiu viską pakeisti atgal, ta prasme, kad būčiau ne 1, nes tai buvo patys šlikščiausi 4 mėnesiai, nes ta prasme net, kaip negali net pradėti nei kašnio, na kažką. Bet šiaip apibendrinant, nieko nekeiščiau, neįsivaizduoju, kaip dar galėtų geriau praeiti. Laukimas buvo tiesiog nuostabus, mano vyras buvo tiesiog nuostabus, jaučiausi kaip karalaitė, man nieko daryti nereikėjo realiai. Labai buvo sunkus nėštumas, bet su jo pagalba šalia aš tikrai jaučiausi kaip princesė, man viską nešiojo, darė ir man nieko realiai daryti nereikėjo. Aš buvau ir Romui, ir Ispanijoje, ir to nekeičiau, nes buvo nuostabių kelionių tuo momentu, tai nieko nekeičiau, tiesiog buvo nuostabi patirtis, visas nėštumas ir tai neturėčiau ką keisti ir esu laiminga, kaip viskas gavosi. O rezultatu dar džiaugiuosi labiau. Tai va, labai ačiū Jums, kad žiūrėjot, kad esat, kad spaudžiat like, kad prenumeruojat, man tai labai daug reiškia. Labai ačiū, kad uždavėt tiek daug klausimų, labai fainų, įdomių klausimų. Labai gaila, kas negalėt būti šio video dalim, nes aš savo Instagrame kėliau tos klausimus, kad galėtumėt manęs užduoti. Tai šiaip jeigu nori, dar užeikit pas mane į Instagramą, aš ten dažnai kažką įkeliu su savo YouTube'ės kanalu, kada bus naujas video išeina. Bet ačiū labai, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.